Man atrodo, kad galbūt dabar prasidės, reiškia, tas teismas. Įvyks ir be tavo sutikimo. Leiskite man pakomentuoti mano poziciją, jūs savo pakomentavote. Palaukite, aš esu miestelėnas, aš suprantu, man rūpi kurhauzas. Man rūpi, aš nupirkau šitą kurhauzą. Man rūpi, ką tau komentuoti. Tau sąžinės yra pakomentuoti atskirai nuo šito žmogaus, tas prasme, galima. Nors gabaliukas sąžinės, nors per judrių per lapo juodimą sąžinės reikia turėti. Man nemalonu. Nečiupinėk mane, su kam tu malonu. Storai susipūtę, supranti, reiškia, ir šipsaisi, nu. Gerai. Nu. Ačiū. Koks ačiū? Gėda, gėda. Ar baigėte jau? Gėda. Gėda. Ar baigėte jau? Man gėda dėl tave, supranti? Gėda. Gerai. Žiūrėkit, tie 250 kiekvienam, ne, priteista yra. Atsiprašant, tokies yra. Čia ne pinigais esmė. Svarbiausia, kad kurhauzas būtų atstatytas. Mes labai norim jį atstatyti. Šnekėkit su tuo melagiu, suprantat, reiškia, kodėl jis tai, kokiu pagrindu jis mums neduoda sutikimą atstatyti. Nu, kodėl mes buvom priversti kreiptis į Palangos apylinkės teismą, kad reiškia, be jų sutikimų leistų mums atstatyti kurhauzą. Tegu jis atsako į to klausimą. O jūs šitą teismo sprendimą skūsit ar ne? Žinoma, skūsim. Mums netenkina toks sprendimas. Kodėl netenkina? Palaukit. Tai jūs norit pasakyti, kad šitas sprendimas mums suteikti 4 metai, kai bylinėjomės. Kada mums nuims areštą? Juk mums turi nuimti areštą. Mums tenkintų toks sprendimas, kad mes atsirastų galimybę atstatyti šitą pastatą. Tai yra Palangos simbolis, suprantat? O tokie šarūnai vaikai, kaip pasakyti, reiškia, nesugeba kažko kito daryti, eina į merus, nu, ir kenkia Palangai. Bet iš jūsų nepaėmė. Palaukit, nu, kas iš 16 metų mūsų įdėtas turtas stovi, net nešdamas dividendų. Juk aš einu pro šalį kaip šeimininkas, man gėda yra, dėl to, kad per poną Vaitkų visas šitas įvyksta. Nu, žiūrėkit, jis iššypsas patenkintas, kad kurhauzo nuodėgėlė įstovi. Galima merui pasisakyti, jo poziciją sakyti, merė galima. Nu ką meras gali pasakyti? Nu, kodėl neduodi leidimo? Kodėl neduodi leidimo? Kodėl sutikimo neduodi? Nečiupinėk tu mane, žmogau. Kalbėk. Aš norėsiu vėliau pašnekėti, kai jo nebus gerai, tad prasme, nes aš... Matai, gėdakis bado. Gėdakis bado. Gėdakis bado. Dabar Gediminas išsisakė, dabar gal kitas žmogus pasisako. Bet aš vėliau norėsiu, kai jo nebus, nes aš negaliu... Dabar nepatenkintas šituo sprendimu dėl to, kad čia klausimas buvo... Palaukit, bet mes davėm prieš ieškinį ir reikalaudami iš kultūros paveldo departamento, reiškia, kad atsakytų už šitą žalą, kurią mums daro, neduodami... Tai sprendimas toksai? Palaukit, jų sprendimas. Mes kreipiamės tam, kad atstatyti kurhauzą. Mes turim gauti sąlygas. Sąlygų neduoda. Mes kreipiamės į teismą. Neduoda. Visos bylos sustabdytos. Pirmiausia, kad šitą pasibaigtų. Šitą nesibaigs, šitą tęsis. Tai va dabar šitos pirmos instancijos... Palaukit, bet Palangos apylinkės teisme 3 bylos sustabdytos. Juk reikia pinigų, mums reikia galimybės atstatyti kurhauzą. Mums galimybės, kad tą vaikų priverstų, supranta, kad jis duotų sutikimą, kaip antaturtis atstatyti. Areštą uždėti. Ponas Vaitkus parašė, kad neleisimas. Nu, kokiu pagrindu jis neleidžia mums atstatyti? Nu, šitą teisėją sustabdyti. Jūs norite galite dabar jau viskas, jau tą išsakė, dabar tiesiog susikoncentruoti į tai ir pasakyti, kodėl netenkina būtent šitas sprendimas. Nenacionalizavo, iš jūsų neatėmė. Palaukit, iš mūsų neturi galimybę, kaip pasakyti, kaip atims iš mūsų, jeigu mums nesuteikia galimybės kitaip žiūrėti. Mes neturim žemės, suprantat? Mes, kaip pasakyti, grafui sumokėjom rankpinigius didelius, norėjom nusipirkti žemę. Grafui negrąžino, grafas mirė, įgaliojimai prarado galią. Reiškia, viskas. Dabar antras, areštuota visą laiką, vienintelis buvo laikotarpis 9 mėnesių kažkur 12 metais, kai nebuvo areštuotas. Areštuotas. Reiškia, kas areštavo? Kas? Teismai. Dėl ko? Dėl to Vaitkaus skundų. Areštuokit, suprantat? Nu, Vaitkus savo politinį kapitalą keliasi, reiškia, kažkokiu keistu. Kai statėsi projektą darėsi ponas savivaldybė savo kurhauzo darė, mes prašėm, kad darom kartu.
Ką rašė ponas Vaitkus? Ne. Jų Jau kartu pastatyti. Statykim, ne tai buvo Šarūnas. Taip, Šarūnai, jų areštuotą mes jau neleisim. Jūs netenkina tas sprendimas dėl to, kad jūs yra sustabdytas kitas bylos? Taip, ir kultūros, mūsų prieš ieškinio tai nepatenkino. Aš kaip suprantu, jūs norit skūsti prieš ieškinį, kad nepatenkinti. Palaukit, taip. Reiškia, tiek Vaitkus asmeniškai, tiek Palangos savivaldybė, tiek kultūros paveldo departamentas, tiek Diana Varnaitė asmeniškai trukdo mum atstatyti kurskusą. Kultūros paveldo departamentas privalo išduoti sąlygas. Mes kreipiamės duoti sąlygas, jie neduoda. Mes duodami teismas sustabdo, suprantate. Kaip Šarūnas Vaitkus anksčiau buvo ne merų, buvo savivaldybės. Galima merui atsakyti tuos kaltinimus. Tai jisai supranti, reiškia, aš jau minėjau, kad teismas panaikina jo įsakymą dėl žemės nuomos. Žiūrėkit, jis net vyriausio administracinio teismo sprendimo, jis parašo naują įsakymą. Tokiam žemės, reiškia, dydžiui. Vėl teismas turi naikinti, tai pasaka be galo. Įsivaizduokit, 16 metų, suprantate, Vaitkaus dėka už neatstatomą cirko reiškiasi teatras. Reiškiasi. Gerai, žiūrėkit, aš jeigu noriu mano interviu, aš noriu paaiškinti iš savo pusės. Aš manau, kad mes ne tik prieš ieškinį mes išnagrinėsim šitos motyvus, mes norim atstatyti kurskus. Mes svajojam Bet aš tik daivu noriu išnagrinėti, nes aš mane Leiskime ramiai atsakyti. Ne, bet aš bijau noriu. Aš noriu atsakyti bijau. Jo nebūtų, suprasme. Gerai, tada aš galėsiu prie savivaldybės duoti arba interviu, jeigu noriu duosiu. Ne, tai merė, bet stovi žmogus dabar ramiai. Ne, atsakykit, kodėl jūs neduodat sutikimą? Reikia atsakyti tas pas savivaldybė. Važiavame savivaldybė. Tai kad mes laiko neturime, be merė, mums reikia šis medžiagų. Bet aš noriu, kad šis žmogus nebūtų, dėl kas mane, aš noriu pasakyti savo nuomonę ir tiek toliau. Bet aš tai gerai, tai jūs ir pasakykite, tai dieve, bravo. Taigi, va, netrukdykite. Kokį gausą pareiškimą pasakykit. Jis pabaigė, kad žinom. Be trūkštų. Be emocijų, be pykčių, kaip sakėm, Žinašilskis. Tik apie futbolą. Mere, tai vat, jumis dabar kaltina, kad jūs neleidžiate viso to atstatyti ir viskas yra dėl jūsų kaltės. Na, žinote, galima užsiimti demagogiją arba kaip cirko, galima daug ką užsiimti. Bet visi Palangos gyventojai ir ne tik Palangos žino visą Kurhauzo teisybę, kokia jinai buvo nuo pat pradžių, kaip jisai sudegė. Visi žmonės yra skaitę teismo sprendimus, kas buvo iniciatorius padegimo. Ir nuo 2002 metų Kurhauzas iki 13 metų išstovėjo griuvėsiuose. Ir pastoviai būdavo, reiškiasi, kita pusė, tai yra savininkai, visada nenorėdavo. Ir dabar iki šios dienos esu įsitikinęs nenori atstatyti to Kurhauzo, nes iš tiesų jų pusė dar ir nėra sutvarkyta. Dėl to valstybė, ne savivaldybė, o valstybė kreipėsi į teismą prašydama šitą dalį perimti valstybės reikmėms, kad tokios gėdos, kuri yra nuo 2002 metų sudegusio, kur miestų nedaro jokio reiškiasi, grožio, kur miestas yra įkalintas būtent į tos dalies mes savo dalį atstatėme. Teismai, visi teismai, teismų sprendimai neskudžiavom bylom, nors kada pradėjom netgi atkūrinėti savo dalį, kas turėtų būti protingai, jeigu savininkai būtų, ta prasme, ne prieš nusiteikę, nu, jiems koks skirtumas, jie nebūtų kaišioję mums pagaliau atstatyti savo dalį, mums priklausančią savivaldybei dalį. Bet mes ėjom tik teismų sprendimais, reiškia, buvo priimti visi neskundžiami teismų sprendimai, kad savivaldybei leistų savo dalį atstatyti. Šiandien mūsų dalis yra atstatyta, jinai yra naudojama kultūros poreikiams, jinai turi didžiulį antram aukšte įkurtą kultūros centras, vyksta įvairūs renginiai ir iš tiesų mes turime erdves. Tai kiek dar metų bus šita betvarkė, šalia esanti tvora vidury centro ir būtent sudegęs Kurhauzas. Kiek dar metų bus? Jie kaltina jumis, kad jūs jiems neleidžiate daryti. Matote, ką galite tai apie tai pasakyti, ko neleidžiate. Čia yra konkretus melas, kad mes neleidžiam kažko atstatyti. Darydami projektą, aš ne kartą jiems sakiau,
darome kartu atstatymo projektą. Darėme kartu atstatymo projektą ir girdėjo ne vienas žmogus, ta prasme, apie šitą dalyką. Darykite savo dalies techninį projektą, restauracinį projektą ir kartu bandykime atstatyti dar daugiau. Aš netgi kultūros paveldo departamente siūliau, sakau, jeigu jie sutiks daryti šitą dalyką, nu tai gerai, yra galima finansuoti ir fizinių asmenų, valstybė gali finansuoti turto atstatymą, bet kito nieko nebuvo, buvo kaišomi pagaliai, buvo skundžiama teismuose, sutikimo pritaikymo viduje mes negavome, ėjom per teismą ir Klaipėdos apygardos teismas neskundžiamam nutartim įsprendė, kad savivaldybė turi skubiai, patenkino mūsų kitą ieškinį. Šiandien vaizdas yra kitoks Palangoje. Ir mes tikrai šitą sprendimą reikia jį paskaityti. Mes, manau, kad ne mes esam ieškovai toje vietoje, mes esam trečia šalis, bet manau, kad kultūros paveldo departamentas ir šiandien yra atstovas atvažiavęs, ta prasme, tikrai šitą nutartį turėtų skųsti ir apginti valstybės interesą, apginti visų Palangos gyventojų interesą. Bet kodėl dabar nėra išnuomojama Jackom žemė, kad jie galėtų... Žemė yra senai padalinta, tiek buvo ginčų dėl žemės. Žemė senai yra suformuota, 52,7 aro žemės yra suformuotos. Jacka puikiai gali su savo šeima nueiti į nacionalinę žemės tarnybą ir paprašyti lygiom dalim proporcingai išnuomoti jai savo sklypą. Taip yra pagal įstatymą, ne savivaldybės. Yra 52,7 aro suformuota ir tai yra teismas suformavęs šitą sklypo dalį. Neskundžiama nutartim yra suformavęs sklypą. Mes tik tada galėjom pradėti atstatinėti kurhauzą, kai buvo suformuota žemės sklypas. Šiandien nei savivaldybė nėra įsinuomavusi dalies, nes žemė priklauso ne savivaldybei, o valstybei. Ir visą laiką yra klaidinamas dalykas, kad tai yra savivaldybės. Tai yra žemė priklauso valstybei. Ir valstybei niekas negali nurodinėti, kokią dalį ir kaip turi būti išnuomota žemės sklypas. Šiandien jis yra 52,7 ir lygiom proporcingom dalim savivaldybė ir kitos šalis gali ją išnuomoti iš nacionalinės žemės tarnybos. Tokia yra tiesa. Tai mūsų sprendimas yra vienareikšmis, jeigu valstybė skųs, mes iš tiesų, ta prasme, būsim trečioji šalis ir iki galo ginsim interesą valstybės. Nes niekur nemačiau kitose valstybėse, kad būtų tokia betvarkė ir būtų 14 metų sudegę griuvėsiai stovėtų, ta prasme, nes žmonės nebesupranta, kas čia yra, ar čia yra kurortas, ar čia yra sudegusi dalykai. Ir tai yra kultūros paveldo pastatas, kuris 19 amžiuje yra sukurtas. Mes galime iš kultūros paveldą. Palangos apylinkės.